Kągi, šiandien kalbiname Utenos žaidėją Gintarę Mažionytę ir pradėkime nuo to, kaip apskritai nusprendė grįžti į Lietuvą ir kodėl būtent Utena. Į Lietuvą nusprendžiau grįžti todėl, kad arčiau namų, po 5 metų pertraukos visai buvo įdomu sužinoti, koks lygis Lietuvoje. Ir aišku, tėvai labai džiaugiasi, kad grįžau. Ir Utena todėl, kad pasiūlė labai geras sąlygas, geras treneris, geras kolektyvas surinktas, tikrai nesigaliu savo sprendimo. Koks jausmas sugrįžus ir ar yra kažkokių tai pokyčių Lietuvoje kaip šalyje ir jos krepšinyje? Jausmas geras, visada smagu būti arčiau namų, o pokyčiai tai turbūt būtų tik tie, kad lyg ir atjaunėjusi. Aišku, taip pat smagu žaisti su vyresnėm žaidėjom, su kuriuom teko žaisti rinktiniai, bet vienintelis skirtumas tai būtų jaunesnės žaidėjos. Kodėl apskritai kažkada pasirinkai krepšinį? Mano abu tėvai krepšininkai, mama yra mano pirmoji trenerė, mano tėtis irgi buvo geras krepšininkas ir tiesiog taip gavosi. Teko studijuoti Jungtinėse valstijose. Kokį įspūdį paliko šalis ir studijos? Patį geriausią. Jeigu kažkada būtų galimybė viską pakartoti, tikrai pakartočiau. Ir šalis irgi susideda iš daug valstijų, visos yra labai skirtingos, yra ką pamatyti, yra ką patirti. O įspūdis, sakykime, krepšinio atžvilgių, mokslo atžvilgių irgi labai geras, todėl kad viskas yra suorganizuota, viskas yra aukščiausiam lygiai. Tikrai, sakykime, kitom valstybėm pasimokyti iš Amerikos yra tikrai daug ko. Ar teko turėti kažkokios veiklos ir už universiteto ribų? Kokie buvo laisvalaikio pomėgiai toje šalyje? Šiaip mūsų tvarkaraštis gan būdavo labai sudėliotas, iš tikrųjų daug laisvo laiko ir nebūdavo. Jeigu ir būdavo, tai jis būdavo suplanuotas, sakykime, mūsų trenerių. Tai turėdavom daug visokių tokių visuomeninės veiklos užsiėmimų, eidavom į kažkokias ligoninės ar padėdavom talkinti kažkur. O šiaip pagrindė būdavo poilsis laisvalaikis. O jeigu kokių nors linksmesnių veiklų laisvalaikio, ar buvo tokių dalykų toje šalyje? Galbūt kelionė su komanda ir tiesiog laikas praleistas su komandos draugėm ar su paprastais studentais. Koks laisvalaikis grįžus čia? Ramus, gan. Daug knygų skaitimo, daug poilsio ir daug buvimo draugė su komandos draugėm. Ar tenka ir laisvalaikį leisti? Ko gero tenka, kaip supratau, ar ne, su komandos draugėmis, ar jau radai ir šiaip draugių gyvenime iš komandos? Sakyčiau, kad visos jos yra pažįstamos ir su kai kuriuom yra tekę žaisti, kaip ir minėjau, jaunimo rinktinėse. Su visom gerai sutariu ir tikrai praleidžiam daug laiko ir tikrai aš manau, kad visos jos jau man draugės yra. Ir pabaigai palinkėjimas Lietuvos moterų krepšinio gerbėjams. Ačiū, kad ateinat, ačiū, kad palaiko, taip ir toliau.